Teatrologės Daivos Šabasevičienės knyga Valentinas Masalskis ieškant teatro atviri ir aistringi pokalbiai su vienu ryškiausių reiškinių nūdienos Lietuvos teatre Valentinu Masalskiu, kurio karštligiškas įsijautimas į savo profesiją jau daugiau kaip 30 metus jaudina žiūrovus. Jis kuria savo teatrą, savo teoriją ir tai tampa svarbiausiu atskaitos tašku. Man teatras tai yra visuma, tai nėra vien ant scenos buvimas, nėra rolio analizė, tai yra gyvenimas. Tai yra gyvenimas, kurį gyvename, nuo jūsų priklauso mūsų teatras šiandienis, nuo žmonių, nuo bendravimo, kaip mes bendraujam, ką mes valgom. Tai yra toksai, kaip sakyti, gyvenimo būdas, ne? Antras dalykas yra pats kreipinys. Man atrodo, šiandien tokia klaida aš girdžiu, taip, žinai, buvo įdomu man klausyti apie knygas. Daugelis rašytojų pasakė tokį sakinį, kas mane biškį nuliūdino. Truputėlį nuliūdino, nes pasakė, kad rašo savo. Georgijus Štaineris sako, menas nukreiptas turi būti kitą. Ir supranti, rašyti savo, tai čia yra anonizmas, yra toks anonizavimasis, o daugiau reiškia, vis dėlto yra ataka į kitą, ataka pasidalinti su kitu, ar tai džiugesiu, ar tai liūdesiu, ar tai žanro kažkokio, ar kažkoks savo pastebėjimais, bet perduoti jam. Menininko užduotis yra kreiptis į kitą. Pirmiausia, kreipinys. Knygos autorė rašo, jog žmogus teatre gali apsivalyti kaip ir bažnyčioje, todėl labai svarbu turėti savo tinkamą bendrininką. Įrengas ir mums visiems siūlo Valentiną Masalskį. O ką kartu su autoriumi skaitytojas gali išgyventi knygoje? Kadangi čia buvo tokia interviu, aš kalbėjau jam, kas man skauda šiandien, kaip sakiau, menininkas vis dėlto turi prognozuoti, ne? Turi būti perduot prognozę. Tai aš kažkokias tai dariau prognozės. Degustavau šiandieninį laiką. Sakykime, koks jis tas laikmetis. Koks tas teatras, į ką mes pavirtom. Kokia visuomenė. O dabar, ačiū Dievui, prie daktaras sako, tu teisingai pasakei, kad sako, nėra visuomenės. Jinai išdaužyta. Čia ne aš pasakiau, bet taip, jinai išdaužyta, nėra į ką kreiptis. Visi suskirstyti, sudėlioti, mes po vieną žiūrim, mes namie turime savo kultūrą, o ją reikia išgyventi mums bendrai. Šiandieninis menas mūsų, pavadinkim jį tą, ar teatrinį, ar klasikinį, tą mūsų, jis susiliejo su subkultūra. O kada jisai susiliejo su subkultūra, jisai pražūva. Bet tas įvyks atsiskyrimas, man atrodo, ir tada prasidės vėl kažkoks bendravimas su visuomenė. Dabar jo nėra, jis dabar toks yra koketavimas su ją, maibomės mes. Toks pajacai, skambučiai skamba, žinai, bėgam, jis jau gali tada daryti, ką nori, jisai neturi savęs. Jis nori pirstals, nori kelnes nusimaus prieš kamerą, nori, žinai, jisai laimingas, jis pajacas. Ir viskas.